Sveiki, raideriai! Šį savaitgalį atidarėme elektrinių dviračių ir motociklų sezoną Kaune. Tai susirinkome į pirmąjį raidą iš 30 žmonių. Labai džiaugiuosi, kad susirinko iš kitų miestų. Tuo pačiu atidarėme ir naują Two Wheels Empire Custom Loft, kuriame bus Lietuvos elektrinių dviračių ir motociklistų bendruomenės centras, kur turėsime pasiūlyti ir modifikacijas, ir Lietuvoje gaminamas dalis elektrinio motociklo, taip pat Lietuvoje gaminamas pavaras elektrinių dviračių Ruby, rampas Kaune gaminamas ir taip pat Z-Bike, o dabar jau ATMX elektrinius motociklus. Šį savaitgalį tikrai buvo smagu, susirinko daug žmonių, turėjome takos, turėjome didžėjus, turėjome raidą naktinį po Kauno senamiestį. Taip pat susirinko ir elektrinių motociklų verslo centre Rangon, kur važinėjome ant vieno rato, treniravomės ateinančiom varžybom, kurios vyks Kaune per Kauno dienas, gegužės 25 dieną. Pirmą kartą Lietuvoje elektrinių dviračių ir elektrinių motociklų didelės varžybos. Tai yra Lietuvos motosporto federacija su FIM finansavimu finansuoja šį renginį Kaune, kad sutraukti entuziastus ir plėtoti bendruomenę elektrinių dviračių ir motociklų bei padėti ją žengti į motosportą. Ačiū visiems, kad pažiūrėjote. Kviečiu prisijungti prie mūsų bendruomenės Facebook, tai yra elektriniai dviračiai ir motociklai Lietuva, EMTV kalnų dviračių grupė, taip pat Suron, Avarija, ATMX, Star grupė Lietuvoje. Taip pat mes kuriame turinį YouTube kanale eKaunas apie elektrinius dviračius ir motociklus. Ir taip pat kviečiame visus užsukti į mūsų naująjį showroomą Kaune, Juozapavičiaus 104B. Ir iki pasimatymo ir susiraidinimo.